Tinkami burnos priežiūros įpročiai yra labai svarbus, norint išlaikyti stiprius dantis ir dantenas. Dėl to jūs patarėte savo pacientams reguliariai tikrinti dantis, valyti juos 2 kartus per dieną ir kasdien naudoti dantų siūlą. Kai jūsų pacientai yra ne namie, yra dar vienas žingsnis, kurį jie gali atlikti siekdami išlaikyti dantis sveikus po maisto ir gėrimo, kai neturi galimybės įsivalyti dantų - kramtyti becukrę kramtomąją gumą. Kai becukrės kramtomosios gumos kramtymas padeda, kaip odontologas, jūs žinote, kad valgis ir gėrimas gali paveikti dantų apnašų pH lygį. Ši diagrama rodo dantų apnašų pH lygį bėgant laikui. Prieš valgant ir geriant, jūsų paciento dantų apnašų pH lygis turėtų būti aukščiau kritinio. Šiame lygyje dantis yra apsaugoti nuo žalos, kurią sukelia dantų apnašų išskiriamos rūgštys. Po valgio ar gėrimo dantis pasidaro lengviau pažeidžiami dantų apnašų rūgščių. Tai sumažina dantų apnašų pH lygį iki nesaugaus, žemesnio nei kritinis pH lygio, taip paskatindamas demineralizacijos procesą. Kaip jūs žinote, bėgant laikui šis procesas silpnina dantis ir gali sukelti ėduonį. Jūsų pacientai gali įsivalyti dantis po valgio ir gėrimo, kad pašalintų maisto likučius bei atstatytų dantų apnašų pH lygį. Tačiau būna nemažai situacijų, kai jie neturi galimybės įsivalyti dantų. Tokiose situacijose, kai pacientai negali įsivalyti dantų, padėti gali becukrė kramtomoji guma. Todėl, kad tyrimai įrodė, jog becukrės kramtomosios gumos kramtymas 20 minučių po valgio ar užkandžių padeda išlaikyti dantis sveikus. Becukrės kramtomosios gumos kramtymas padidina seilių išsiskyrimą, o tai gali padėti išvalyti burnos ertmę nuo maisto likučių bei neutralizuoti dantų apnašų rūgštis, kurios gali pažeisti emalį. Tai pakelia dantų apnašų pH lygį aukščiau kritinio pH. Šiame lygyje demineralizacijos procesas baigėsi, bei gali prasidėti remineralizacijos procesas. Dabar, kai jau žinote, kaip becukrė kramtomoji guma gali padėti išlaikyti jūsų paciento dantis sveikus po valgio ir gėrimo, kai nėra galimybės įsivalyti dantų, galbūt norėsite jiems patarti. Valgyk, gerk, kramtyk, kai esi ne namie.